Sveiki visi ir šiandien mes esam su Ignu ir Mantūzu kitaip. Ir šiandien mes pasakosime apie ledo istoriją. Taip, kaip mes daužėme ledą ir čia nebus toks ir ilgas video. Bet gerai, pradedam istoriją. Mes vieną kartą susitikom su juo prieš 4 dienas, ne? Susitikom ir prasidėjo ledo istorija. Mes susiradom patį geriausią akmenėlį ir pradėjom su juo daužyti. Daužėm visur, pradaužėm Igno priešą, kuris buvo įsilydęs į vandenį. Ir antra diena, pirma diena buvo labai šiti mech. Antra diena praktiškai tokia pat, bet per antrą dieną mes susiradom pikeksą. Ai ne. Per antrą dieną mes buvom susiradę dar vieną akmenį, bet mes paskandinom jį irgi. Man atrodo. Tu nepamiršai? Vieną dalyką. Ai ne, mes nebuvom. Mes antrą dieną su tuo pačiu akmeniu daužėm tą pačią skylę. Prie Norfos daužėm visiškai tą pačią skylę, ne? O trečia diena, tai aš jau daužiau su savo tėte. Jo, su savo tėte. Ir pradaužėm kitom biškį vandenį į didžiulę skylę. Ir prasideda liūdna istorija. Tai jis daužė ir įsilydo iš rankų. Ir tada jisai su koja daužė ledą ir pats įgriuvo į tą ledą. Ir trečia diena tokia. Čia tas video bus 3 minutės kokias, ne? Ne. Ketvirta diena. Pati liūdniausia. Mes šiandien, ketvirta diena buvo. Mes su Ignu daužėm. Ir mes taip ir susiradom pikeksą. Ai, ne, palaukit. Trečioji diena susiradau pikeksą. Ir mes susiradę pikeksą, daužėm, susiradom dar didžiulį akmenį. Ir tada jis paskandino mūsų irgi didvyrį. Ir po to jis visus tos akmenis išgelbėjo. Bet neišgelbėjo, kaip per 3 dieną buvo su tėte. To jis neišgelbėjo. Bet mes išgelbėsim jį tikriausiai rytoj. Gal? Gal nufilmuosim kaip jį galime? Nežinau. Na tai, aš čia video baigtas. Antros dienos nepasakyk, ką radom prie tavo namų. Antrą dieną prie mano namų radom tokį ledą. Tokią. Subscribe to my channel. Va tokia radom. Jo. Ir mes irgi tas daužėm. Ir viskas. Ledo istorija baigta. Tai ačiū, kad žiūrėt. Su jumis buvo Mantas ir Ignas. Ir viso gero. Po kolėtos jūs viso gero. Reikės kalėtas skirti.